Sveiki visi, šį kartą atvykau į Eglių koridorių. Šioje vietoje buvo keliukas į Eiguvą. Eiguva buvo mažiausias miškų priežiūros administracinis vienetas. Kelios Eiguvos sudarydavo girininkiją. Eiguliai su darbininkais prižiūrėdavo jiems priskirtą miško plotą, kirsdavo medžius, atsodindavo bei vykdydavo kitus reikalingus miško apsaugos ir priežiūros darbus. Eglių koridorius atsirado kas kelis metus miškininkams eilėmis sodinant eglutes. Palaipsniui suaugus jos pavirto ištisinį koridorių. Paprastosios eglės užauga iki 30–40 metrų aukščio. Jų kamienai siekia iki 70 cm, rečiau iki metro skersmens. Subrendusiomis laikomos eglės pasiekusios 71 metų amžių. Jos dauginasi sėklomis, kurias vėjas išnešioja iš jau subrendusių kankorėžių. Pastaruoju metu šylant klimatui eglynai daug kur pažeidžiami kenkėjų, tuos plotus miškininkai priversti iškirsti. Dėl tų priverstų iškirtimų, tai čia labai jau taip, man tai skamba kaip pretekstas tiesiog pjauti miškus, bet čia mano nuomonė. Taigi, o štai ir pats koridorius. Bet tikrai atrodo kaip koridorius, tiesa. Matau įgriuvusios kelios eglės, ar kas čia nutikę. Gal audra kokia praūžė. Jis labai trumpas, bet kaip čia gaivu. Oho, tarsi koks kondicionierius. Ir štai jis baigėsi, trumputis. Čia sodyba greta kažkokia. Kokios senos eglės jau. O, stirna! Nespėjau, visai šalia buvo stirna. Geras. Man nesiseka užfiksuoti jas. Vat štai toks visiškai mini filmukas apie gana tokią atrodančią neįprastai, kažkiek mistiškai vietą, nors čia nieko mistiško nėra iš tikrųjų. Bet labai gaivi vieta, kai išeini ant keliuko, taip karšta ganėtinai, aišku, ir saulė. Bet labai įdomi vietelė. Padaryta taip, kaip supratau, nesitikint, kad taip įdomiai atrodys, bet gavosi labai nekasdieniškai. Iki kitų kartų.